Na ką, nuomininkus išlydėjau, dabar laikas tvarkyti santechniką. Tai pradėsime nuo filtrų valymo. Ir išsikviečiau įmonę, su kuria ir dirbu, Filteka. Jie tuo rūpinasi, ačiū jiems, labai greitai sureagavo, nes visi kiti reaguoja dažniausiai per mėnesį laiko, jie sureagavo per kelias dienas ir jau šiandien atvažiuos susitvarkyti. Tai labai noriu paaiškinti vieną dalyką, ką labai kas mažai daro. Tai nevalomų geležinimo filtrų. Visi visą laiką deda druskas, taip, visiškai teisingai, tam, kad nebūtų kalkių, vanduo būtų švelnesnis, bet nugeležinimo filtras šitas yra labai svarbus. Tai jį reikia valyti kas pusę metų ar kas metus, priklauso nuo to, kiek suvartojate vandens. Kad nebūtų va taip va, ir tuomet va šitom geležim prasikemša visi vamzdžiai ir jūs tą vandenį geriate ir naudojate. Tai kas pusę metus būtinai valyti, o kas 3-5 metus keisti visą cilindro vidų. Nes jei to nedarysit, jisai dar ir suges.